Ekologinis ūkininkavimas. Kas tai? Ekologinis ūkininkavimas – tai ūkininkavimo būdas, paremtas natūraliais procesais, pagarba aplinkai ir atsakingų išteklių naudojimu. Tai sąmoningas pasirinkimas atsisakyti sintetinių trąšų, pesticidų, genetiškai modifikuotų organizmų, GMO, bei tam tikrų veterinarinių vaistų, tam, kad gamyba būtų kuo artimesnė natūraliai gamtos pusiausvyrai. Ekologinis ūkis – tai ne vien vieta, kur užauginami ekologiški produktai. Tai gyva, nuolat kintanti sistema, kurioje svarbus kiekvienas sprendimas. Čia puoselėjama biologinė įvairovė, palaikomas dirvožemio derlingumas ir stiprinamas ekosistemų atsparumas. Ekologinio ūkininkavimo esmė – remtis subalansuotos žemdirbystės principais, sėjomaina, žaliosios trąšos naudojimu, kompostavimu, biologinė kenkėjų kontrole. Tai ilgalaikė investicija į dirvą, aplinką ir sveiką maisto grandinę. 2023-2027 metų laikotarpiu ekologinio ūkininkavimo rėmimas tęsiamas dar platesniu mastu. Jis integruotas į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą, kuriame numatytos ne tik didesnės išmokos, bet ir lankstesnės sąlygos. Daugiau dėmesio skiriama biologiniai įvairoviai, tvarumui ir ilgalaikiam poveikiui aplinkai. Tai rodo vis stiprėjantį valstybės siekį skatinti ūkininkavimo modelį, kuris atitinka 21 amžiaus iššūkius. Kas gali pretenduoti į paramą? Reikalavimai pareiškėjui. Paramą ekologiniam ūkininkavimui gali gauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, atitinkantis aktyvaus ūkininko reikalavimus. Pareiškėjai turi būti registruoti kaip žemės ūkio veiklos vykdytojai ir deklaruoti ne mažiau kaip 1 hektarą žemės ūkio naudmenų. Taip pat būtina laikytis ekologinės gamybos taisyklių, nustatytų ES reglamente ES numeris 2018/848, bei įsipareigoti tęsti ekologinę veiklą netrumpiau kaip 5 metus. Parama prieinama tiek ūkiams, kurie jau turi ekologinio ūkininkavimo sertifikatą, tiek tiems, kurie žengia pirmuosius žingsnius, pereina nuo įprastinės prie ekologinės gamybos. Tai paskata tiems, kurie nori kurti atsakingesnės žemės ūkio praktikas. Paramų dydžiai ir finansavimas. 2014-2020 metais ekologiniam ūkininkavimui Lietuvoje buvo skirta 318,6 milijono eurų, iš kurių išmokėta 289,6 milijono eurų. Iki 2016 metų pabaigos buvo pateikta 6131 paraiška, o patvirtinta daugiau kaip 212,4 milijono eurų paramos. Šie skaičiai parodė augantį susidomėjimą ir pasitikėjimą ekologinę kryptimi. 2023-2027 metų laikotarpiui ekologiniam ūkininkavimui numatyta skirti 402,8 milijono eurų. Iš jų 292,6 milijono eurų tęstiniams įsipareigojimams, 77,7 milijono eurų pereinantiems prie ekologinio ūkininkavimo. 32,5 milijono eurų specializuotai ekologiniai sistemai – vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės, prieskoniniai augalai. Palyginus su ankstesniu laikotarpiu, parama padidėjo apie 26%. Tai reikšmingas žingsnis, stiprinant ekologinių ūkių plėtrą ir jų konkurencingumą. Remiamos veiklos. 2014-2020 metų laikotarpiu daugiausia buvo remiama ekologinė augalininkystė, tai javų, daržovių, uogų, vaistažolių, daugiamečių žolių ir kitų augalų auginimas. Daug dėmesio buvo skiriama pasėlių deklaravimui ir jų ekologinės gamybos reikalavimų išpildymui. Parama gyvulininkystei taikyta ribotai, tik kai buvo būtina pagrįsti pasėlių naudojimą. 2023-2027 metų laikotarpiu remiamų veiklų spektras tapo platesnis. Be augalininkystės finansavimas skiriamas ir ekologiniai gyvulininkystei, laikant sertifikuotus gyvulius ir paukščius. Numatytos atskiros priemonės tiek tiems, kurie pereina prie ekologinio ūkininkavimo, tiek jau įsitvirtinusiems šioje srityje. Ypač skatinama specializuota augalininkystė, vaisių, uogų, daržovių, vaistažolių auginimas. Taip pat remiami kompleksiniai, tvarūs ūkio modeliai, kuriuose dėmesys skiriamas ir gyvulių geroviai, ir ekosistemų pusiausvyrai. Kur ieškoti informacijos ir teikti paraišką?
Paraiškos priimamos nuo 2025 metų balandžio 14 dienos iki 2025 metų birželio 13 dienos. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2025 metų birželio 23 dienos. Paraiškos teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽUMIS. Išsami informacija, dokumentai bei konsultacijos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros NMA ir Žemės ūkio ministerijos ŽUM oficialiuose svetainėse.